Maniškės jau kažkur, matyt, šurmuliuoja ten Jomarke. Bandau juos surasti. Jas surasti vadinasi. Čia kaip įprasta vėl technika sustatyta. Ir kokių cudų nebūna, vat. Supjausto ir suskaldo. Reiktų man tokia įsitaisyti. Vat būtų gyvenimas. Čia visi žino taip. Nu, vat, kad ir šitas traktoriukas. Mažiukas, gražiukas. Toks ir namuose praverstų galbūt. Bet ne, jis turi kitą paskirtį. Matyt, kroviniams. O čia mini traktoriukų plejada. Įvairiausių. Visgi šiais metais yra žymiai daugiau technikos negu praeitais metais buvo. Ir įvairesnės. Žmonių kaip visuomet pilna. Galėtų biškį būti ir mažiau, dabar sunku praeiti. Artėjam prie pagrindinio paviljono. O čia emblema. Ką pasėsi. 2006 metai, tai pagrindinė tema šios parodos. O čia mat, kaip atėjo laikai. Skulptorius su varna. Nereikia jam ne kirvo dabar, ne obliaus, ne kalto. Nu, čia jo kūryba, matot? Ir visai neblogai išėjo. Tas senis kažko į mane labai panašus. Kur jūs, mano mielosios, prapuolėt? Niekur aš jūsų negaliu surasti. Akeles pražiūrėjau. Ašarėlės išvarvinau. Reiks matyt papildyti alučiu. Bet tiek to palauksiu jūsų. Jaunimas apie meilę dainuoja ir tekstą. Ojajai. Jum atžvelėlės reikia dainuoti, o ne mergytės. Ojajai. Argi per anksti? Daugiau valgo žmonės, negu dairosi po parodą. A kur maniškai prapuolė, niekur aš jų nematau. Akis pražiūrėjau, nerandu, ajajai. Pagaliau atradau ir saviškės. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. A dabar einam šašlyko ieškoti. Vadinasi. Aha. Žinoma, solum.
Sunku įsirinkti šašlyką, kai tiek tų šašlykinių pilna. Jau trečią kartą einam aplinkui ir dar niekaip nesugebam šašlyko įsirinkti, vadinasi. Suradau vietą ir saugau. O manosios ieško šašlyko. Nu, žiūrėsim, kai jos ten suras. Matot, kaip dirbama, kaip to.